Sveiki, Seimo savaitė apžvelgia priimamus įstatymus ir ryškiausius įvykius šalies parlamente. Šį kartą matysite. Seimas galutinai patvirtino dalį planuotų mokesčių įstatymų pakeitimų, kurie leis didinti pajamas skiriamas krašto apsaugai. Seimas po svarstymo pritarė, kad visuotinės ir dalinės mobilizacijos metu būtų leidžiama atlikti mokėjimus neturint interneto ir apsirūpinti, pavyzdžiui, būtiniausiais maisto produktais, net jei būtų taikomi apribojimai. Svarstoma galimybė taikyti nacionalinės ekonominės sankcijas Rusijai ir Baltarusijai, jei ES ribojimų nepratęstų. Lietuvos vyriausybė galėtų nustatyti dviejų rūšių sankcijas – turto įšaldymą ir sektorinius ribojimus. Lietuva ir Turkija mini 95 metų diplomatinių santykių užmezgimo sukaktį. Turkijos Respublikos Didžiojo nacionalinio medžliso tarp parlamentinės draugystės su Lietuva grupės narių vizito metu Seimo pirmininkas pakvietė Turkiją prisidėti prie rotacinio oro gynybos modelio įgyvendinimo Lietuvoje. Akcentavo transatlantinę vienybę ir pasiruošimą kolektyviniai gynybai bei pagalbos Ukrainai tęstinumą. Konferencijoje politikai ir mokslininkai priminė 1940 metų Lietuvos okupacijos padarinius mūsų visuomeniai. Seimo kanceliarijos rubrikoje apie Seimo archyvo skyriaus parengtą interaktyvią parodą Jiems rūpėjo Lietuva, apie žymių kultūros meno žmonių iš viso pasaulio ir dvasinių lyderių palaikymo ženklus ką tik nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai, bei pirmųjų užsienio svečių vizitus 1990–93 metais, kilusius sunkumus ir apie darbo užkulisius parodos atidaryme papasakojo ir buvę ir esami parlamento darbuotojai. Seimas priėmė mokesčių įstatymų pakeitimus, įteisino 10% saugumo įnašo tarifo mokestį, patvirtino lengvatinių PVM tarifų pelno mokesčio akcizų įstatymo pakeitimus. Seimas priėmė galutinį sprendimą dėl negyvybės draudimo sutarčių apmokestinimo 10% tarifu. Mokesčio išimtys bus taikomos apdraudus asmeninių automobilių civilinę atsakomybę bei pasėlius ir augalus, taip pat ūkinių gyvūnų sveikatą. Seimas nepritarė dėl žemės ūkio technikos naudojamos žemės ūkio veikloje draudimo sutarčių. Dauguma, kurią pavyksta sutelkti vienam ar kitam sprendimui, ir atitinkamai tiek biudžeto finansų komitetas atliko savo darbą, tiek koalicija atlieka savo darbą. Už dalį projektų, kurie leis didinti pajamas skiriamas krašto apsaugai, balsavo ir kai kurios opozicinės frakcijos. Mes į procesą gynybos fondo formavimą suprasdami, kad gynybai pinigų reikia, kai kuriuos projektus palaikom. Yra įvairūs argumentai, kad efekto didelio šitoje vietoje nėra gynybos biudžetui didelio efekto. Ir yra skirtingos nuomonės. Bet noriu pasakyti, kad mes laikėmės dalykiškai, konstruktyviai ir laikysimės taip iki galo. Nes mes irgi nemanom, kad kelias toks, kad tu prieš viską balsuoji ir po to jau netgi, kai reikia apsispręsti, ar tie mokesčiai, kurie jau yra priimti ir bus priimti, turėtų keliauti į gynybos fondą ir nebalsuoju už gynybos fondą, ne mūsų tai kelias. Laikomės nuosekliai nuomonės, kad šis kelias neatneš didelės naudos gynybos finansavimui, stabdys ekonomiką ir nepritarėm apskritai valdančiųjų pasirinktam metodui iš vienos kišenės perdėti į kitą. Tai jau geriau 500 milijonų gynybos fondą negu niekiek į gynybos fondą, o jų balsavimas rodo, kad jie apskritai nepalaiko gynybos fondo idėjos. Jeigu mes visi šnekam apie tai, kad šalies gynybai reikia daugiau pinigų, reikia žmonių gyvenimo užtikrinimui daugiau pinigų ir viską darom, kad nesurinkti papildomų lėšų, tai kam tos kalbos? Tai nešnekėkim apie tai. O rudenį ateisim biudžetą tvirtinti ir pamatysim, kiek mes turim tų lėšų ir ką mes galim padaryti, ar galim įsipareigojimus vykdyti buvusių vyriausybių ir dabartinių. Čia bus klausimas. Seimas galutinai pritarė standartinio pelno mokesčio tarifo didinimui 1 procentiniu punktu iki 17%, o lengvatinio taip pat 1% iki 7%.
Skaičiuojant pelno mokestį, jis nebebus siejamas su įmonės darbuotojų skaičiumi 10 žmonių. Dabar smulkioms iki 300 000 eurų pajamų per metus gaunančioms ir iki 10 darbuotojų turinčioms įmonėms taikomas 6% tarifas. Tai yra geras labai dalykas, nes jaunimas, kuris šiandien įsiema IT technologijom, programavimu, kūrimu, internetinė prekyba, jie tiesiog neturi tų 10 darbuotojų, bet apyvartą pasiekė. Tai kadangi netitinka vieno iš reikalavimo, tai įstatymo pelno mokesčio pakelimas sukeltų jiems naštą, tai dėl to ir yra siūlymas atsakyti 10 darbuotojų skaičių. Įstatymų lengvatinis PVM tarifas nuo 9%, kuris galioja dabar, padidintas iki 12%. Todėl PVM didės apgyvendinimui, keleivių vežimui, meno ir kultūros renginiams, o knygoms, neperiodiniams leidiniams PVM tarifas sumažintas nuo 9 iki 5%. Seimas panaikino PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui, malkoms. Nuo sausio jis sieks 21%. 70% šildymo lengvatos taikomas asmenim, kurios jiems nepriklauso pagal pajamų dydį. Tai tokiu atveju 30% sutaupytų pinigų iš PVM lengvatos atiteks savivaldybėm ir savivaldybės per socialinės paslaugos sektorių bus skiriama parama. Tie žmonės, kurie prasčiau gyvena, jie sulauks kažkokios pagalbos? Be abejo. Tai yra gaus kaip ir iki šiol teisę į kompensaciją šildymo ir atitinkamai ta teisė bus išplėsta peržiūrint tvarkas ir įvertinant tiek nuosavybės, tiek pajamų apimtis. Galutinis sprendimas priimtas ir dėl nealkoholinių saldintų gėrimų mokesčio. Tiems, kurių 100 ml yra nuo 2,5 iki 8 gramų cukraus, nustatytas 7 centų litrui tarifas, o jeigu yra daugiau nei 8 gramai cukraus, 21 cento. Dėl mokestinių veiksnių litras gėrimo priklausomai nuo cukraus kiekio ir saldiklių brangtų nuo 9 iki 25 centų. Apmokestinti nebus gėrimai turintys natūralių cukrų iš vaisių ar pieno. Seimas ėmėsi įstatymo projekto, kuris leistų nustatyti nacionalinius lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymo ir sektorinius ribojimus, jei ES ribojamosios priemonės taikomos Rusijai ir Baltarusijai būtų arba iš dalies ar net visai panaikintos. Seimas pritarė, kad vyriausybė galėtų nustatyti 2 rūšių sankcijas – turto įšaldymą ir sektorinius ribojimus. Būtų nustatyti eksporto ribojimai prekėms, technologijoms, paslaugoms ir programiniai įrangai, kurios gali būti naudojamos Rusijos arba Baltarusijos kariuomeniai ir technologijoms tobulinti, jų gynybos ir saugumo sektoriams plėtoti arba pramonės pajėgumai didinti. ES nuo 2022 vasario 24 dienos, kai Putinas pradėjo didelio masto invaziją į Ukrainą, yra įvedusi 17 sankcijų Rusijai paketų. Tai, kad sankcijos veikia, niekam klausimų nekyla, nei viena studija, nei viena eksperto išvada nepasakė priešingai. Mes turime skaičius, kurie tai pagrindžia ir vertinimas yra bendras, kad G7 įvestų sankcijų bendrai vertė Rusijai yra nuo 22 metų jau pilnos apimties karo 400 milijardų JAV dolerių. Iš jų 120 milijardų eurų, tai yra pajamų dėl ES įvestų ribojimų. Nors galiojančios sankcijos turėtų būti tiesiog pratęsiamos bendru ES šalių sutarimu, tačiau netmetamas galimas Vengrijos veto. Tokiu atveju, anot užsienio reikalų ministro, svarstomos 2 alternatyvos – planas B – veiksmų koordinavimas tarp 26 valstybių ir planas C – nacionalinių sankcijų įvedimas. Seimas sprendžia klausimus dėl mokėjimų visuotinės ar dalinės mobilizacijos metu. Po svarstymo pritarė, kad būtų leidžiama atlikti mokėjimus neturint interneto, net jei sąskaitoje būtų lėšų trūkumas ar būtų taikomi kiti apribojimai. Tai užtikrintų galimybę gyventojams atsiskaityti už būtiniausias prekes esant ryšio sutrikimams ir galimybę, pavyzdžiui, apsirūpinti būtiniausiais maisto produktais mobilizacijos ar dalinės mobilizacijos metu. Lietuvos bankas, siekdamas tinkamai įgyvendinti jam paskirtas mobilizacinės užduotis, planuoja įgyvendinti atsiskaitimo offline režimą.
Seime surengta konferencija apie 1940 m. Lietuvos okupacijos padarinius mūsų visuomeniai. Birželio vidurys Lietuvoje yra pažymėtas tragiškos lemties ženklų. 1940 birželio 15 po išvakarėse Sovietų Sąjungos pateikto ultimatumo į Lietuvos teritoriją įžengė sovietų kariuomenė ir prasidėjo iš anksto suplanuota mūsų šalies okupacija ir aneksija. Konferencijoje aptariamos 1940 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjungos ultimatumo Lietuvai teikimo aplinkybės ir politiniai juridiniai padariniai, to meto diplomatija, Lietuvos kariuomenė, vakarų šalių spauda, taip pat gyventojų dienoraščiuose išlikusios reakcijos į to meto įvykius. Padariniai ir pasekmės pirmiausia yra labai tragiškos. Nes mes netekome savo elito, savo žiedo, inteligentijos, ypatingai 41 metų trėmimai, netekome daug jaunų savo tėvynę mylinčių žmonių, vyrų ir moterų kovoje, laisvės kovoje, ginkluotoje kovoje, netekome šimtus tūkstančių žmonių trėmimuose. Ir tuos turbūt iš dalies netekome, kurie buvo priversti palikti tėvynę traukdamiesi į vakarus. Nors jų buvimas ten vėliau padėjo mums bent palaikyti tą laisvės dvasią, kaip ir tremtinių išsaugota atmintis, perduota savo vaikams, leido 90 metais vėl sugrįžti į pasaulio žemėlapį ir šiandien jaustis visiškai lygiaverčiais Europos ir netgi, sakyčiau, pasaulio, būnant transatlantinėse organizacijose nariais, kada mūsų balsas yra girdimas. Seime viešėjo Turkijos parlamento nariai, jie susitiko su Seimo užsienio ir Europos reikalų komitetų nariais, taip pat tarp parlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupe. Turkijos Respublikos Didžiojo nacionalinio medžliso, Turkijos ir Lietuvos tarpparlamentinės draugystės grupės narių vizito metu aptariamas tolesnis politinis dialogas, ekonominis ir kultūrinis bendradarbiavimas, švietimo iniciatyvos bei strateginių partnerių santykių stiprinimas. Iškeltas asmenų su negale teisių klausimas tema, anot Seimo narių, kuri neturi sienų. Ir gaunamas kvietimas bendradarbiauti šiuo klausimu ir tarptautiniu mastu. Svečius priimdamas Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis akcentavo augantį Turkijos verslo susidomėjimą bendradarbiavimu su Lietuva, įskaitant gynybos pramonę. Pakvietė Turkiją prisidėti prie rotacinio oro gynybos modelio įgyvendinimo Lietuvoje. Taip pat pabrėžė transatlantinę vienybę ir pasiruošimą kolektyviniai gynybai bei pagalbos Ukrainai tęstinumą. Paskutinis tarp parlamentinių grupių susitikimas Lietuvoje vyko 2013 metais. Seimo lankytojų centre atverta parlamento archyvo skyriaus parengta paroda pristatanti žymių pasaulio žmonių paramą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui. Lankytojai gali susipažinti su 1990–1993 metais atsiųstomis palaikymo žiniomis Lietuvai. Paroda taip pat atskleidžia šio palaikymo įtaką ir svarbą. Jiems rūpėjo Lietuva. Tai pavadintoje interaktyvioje parodoje kelių dešimčių žymių kultūros, meno žmonių ir dvasinių lyderių atsiųsti laiškai, telegramos, kiti dokumentai. Idėja gimė tvarkant daugybę paramos laiškų, telegramų, kuriuos mes turime Seimo archyve, parašytus užsienio valstybių piliečių iš viso pasaulio ir pastebėjome, kad tarp jų pasitaiko nemažai, kuriuos pasirašo rašytojai, dailininkai, kompozitoriai, dainininkai ir mes nusprendėme šią parodą paskirti būtent kultūros ir meno žmonėms, kurie rėmė Lietuvą. Ir taip pat porai dvasinių lyderių, kurie pirmi aplankė Lietuvą, tai Dalai Lama, kuris atvažiavo 1991 metais, iš karto po sausio 13 įvykių, kai dar čia buvo visur stovėjo barikados, maišai smėlio Seimo pirmuose rūmuose.
ir popiežiui Jonui Pauliui II, kuris atvyko 1993 metais. Šita paroda, jinai tuo dar svarbesnė, kad per tą laiką pasikeitė kartos. Antroji karta jau po laisvos užauga ir kartais tie įvykiai, jeigu apie juos neprisiminti ir patiem galų gale taip, tai jie gali būti ir pamiršti. Apsilankiau mūsų archyvuose. Ten yra nepamatuoti klodai informacijos, nepamatuoti dalykai, kur turėtų būti paviešinti ir prieinami, visuomeniai prieinami, kur nesustinkam aš visus ir kviečiu, kad galvokime apie tai, kaip tai padaryti prieinam. Istoriją mes turim žinoti. Mes turim žinoti ir kaip pasaulis mus palaikė. Tada mes dar daugiau galbūt ir branginsime, ir suprasime savo šalį, suprasime, kad kova niekada nesibaigia. Jeigu norim turėti laisvą šalį, mes pastoviai turim būti kartu su ją, gyventi tą laisvę ir galvoti apie tai. Nors parodos rengėjai šį kartą neturėjo tikslo papasakoti apie palaikymo ženklus iš užsienio politikų, nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai, tačiau įdomių detalių pateikia buvę tuometinio parlamento aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo darbuotojai. Pavyzdžiui, tarp parlamentinių ryšių biuro vadovė Asta Skaisgirytė prisimena pirmuosius užsienio svečių vizitus į Lietuvą. Religinių lyderių vizitai visada yra su tam tikrų emocinių, dvasinių krūvių labai reikšmingi. Bet buvo ir politinių vizitų. Po 1991 metų rugsėjo, kai jau Lietuva tapo pripažinta dar iki naujų rinkimų 1992 metų pabaigoje, buvo įvykę labai reikšmingų politinių vizitų. Tai pirmiausia, prisiminsiu buvusi ją prezidentą Richardą Nixoną. Tikrasis prezidentas Bušas tuo metu dar nenorėjo važiuoti, bet buvęs prezidentas Nixonas atvažiavo į Lietuvą, mes jį priėmėm kaip tikrą prezidentą. François Mitterrandas, Prancūzijos prezidentas, atvyko į Lietuvą, bet ne 2 dienas buvo. Įvyko keli karališkieji vizitai, Švedijos ir Danijos karališkųjų šeimų vizitai. Užsienio menininkai, kūrėjai sunkiais Lietuvai momentais ne tik žodžiu, bet ir labai konkrečiais veiksmais parėmė tarptautinio pripažinimo siekiančią Lietuvą. Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininko patarėjas užsienio politikos klausimais Ramūnas Bogdanas prisimena 1990 metų gegužės mėnesį įvykusi pirmąjį oficialų Vytauto Landsbergio vizitą į Prahą. Rašytojo, politiko Vaclovo Havelo parengtą išskirtinai pagarbų delegacijos sutikimą. Įsiminė ir kiek vėlesnis apsilankimas Vokietijoje, kai reikėjo pagalbos ginantis nuo sovietų agresijos. Mes skrendam į Vokietiją ir mus taip kūruoja Gvidonas Kremeris. Čia, žinote, yra tokia Kremerata Baltika, iš viso to išaugo. Tai jau tais laikais Gvidonas Kremeris buvo kažkaip labai arti Lietuvos. Gvidonas Kremeris kažkokiu būdu išeina į jį ir iš muzikos pasidaro kalbos apie ginklus. Kaip jų nusipirkus. Nes tas žino, kaip jam tarti su neryžtinga VFR valdžia, kaip jam gauti leidimus eksportui ir visa kita. Žinoma, tokių menininkų palaikymų buvo visokių. Seimo kanceliarijos administratorė Violeta Vainauskienė prisimena jaudulį, su kuriuo parlamento darbuotojai rengdavosi užsienio svečių vizitams. Trūko žinių, bet dažnai ir priemonių. Pavyzdžiui, popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu vietoj kaip įprasta raudono kilimo teko tiesti gabalą ir geltono. Mums buvo labai sunku, mes nelabai ką išmanėm, į kurią pusę vėliavą pakabinti, kaip ten kilimą paties, tai visą laiką, aišku, bendradarbiavom su protokolo skyrium. O, reiškia, kaip ir visus vizitus pasitinkam su raudonu kilimu, taip ir popiežių pasitikom. Bet, geltonas kilimas čia išėjo taip atsitiktinai, todėl, kad visi pagalvojo, kad nėra jau toks jaunas mūsų popiežius. Ir jam bus gal tuo granitiniu pagrindu, odiniai, jeigu batai, bus labai sunku eiti, todėl kad nuslysta, gali būti taip.
Tai tada, kodėl geltonas? Visai mes netaikėm nei prie vėliavos, nei nieko, nes tuo metu jau raudono daugiau nebeturėjome. O turėjome geltono kilimo. Ruloniuką tokį gal ir nemažą, kur reiktų. Tai va tas geltonas kilimas taip ir buvo patiestas. Parodoje eksponuojami ir su žymiais žmonėmis, palaikiusiais Lietuvos nepriklausomybę, tiesiogiai susiję atributai, nuotraukos, filmuota medžiaga. Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų Vytauto Landsbergio ir Česlovo Juršėno atsiminimai apie asmenybės. Siekiame parodą praturtinti ir eksponatais, vaizdo garso įrašais, plačiau atskleisti žinią apie tas asmenybės, kurie mus rėmė. Tarp jų buvo ir pasaulinio garso asmenybių, tokių kaip Česlovas Milošas, Maja Pliseckaja. Siekiame surasti daiktų, kurie tiesiog ar būtų asociatyviai simbolizuotų, ar priklausytų būtent toms asmenybėms, kurias mes norime čia išskirti. Tai tarkim, Aleksandro Vasiljevo fondas paskolino Majos Pliseckajos suknelę, kuri tikrai originali, priklausiusi balerinai. Rinkome knygas iš bibliotekų šitų autorių. Kiek galėjome, siekėme parodyti. Mūsų rėmusio dailininko Elibekjano iš Armėnijos susisiekėme su Jerevano modernaus meno muziejumi, kur saugomi jo paveikslai, ir jie leido panaudoti reprodukcijas, kurias taip pat eksponuojame. Jeigu nusileistume į rūsį, pamatytume atkurtą akimirką Dalai Lamos vizito aukščiausioje taryboje iš 91 metų. Turime nuotrauką, kur Dalai Lama vaikšto tarp smėlio maišų, kurie buvo tada sukrauti kaip barikados sausio įvykių metu, ir pasirašo svečių knygoje padėtoje ant tų maišų. Tai mes ten siekėme atkurti tą nuotrauką ir yra padaryta meninė instaliacija. Paroda, kuri eksponuojama Seimo lankytojų centre Gedimino prospekte 60, bus atvira lankytojams iki vasaros pabaigos. Laisvė yra skirta tiesai ir išsiskleidžia tada, kai žmonija ieško tiesos ir gyvena tą tiesą. Šia popiežiaus Jono Pauliaus II mintimi atsisveikiname iki kitos savaitės. Sudie.